Sveiki. Šiandien, neriame giliau į keletą tikrai įspūdingų reklamos kampanijų. Pasižiūrėsim pavyzdžių ir iš pasaulio, ir iš Lietuvos. Taip. Remiamės į straipsnio užsienio reklamos kampanijų pavyzdžių ištrauką, bet mūsų misija šiandien atrasti praktinius, tokių apčiuopiamų įžvalgų verslo savininkams, ypač tiems, kurie dirba su reklamos agentūromis. Kągi, praledam? Būtent. Ir pažiūrėsime, kaip tas kūrybiškumas, kai jis susijungia su gera strategija, ir emocinių ryšių, gali duoti, kartais net stebinančius rezultatus. Ir svarbiausia, ką iš to galima pasimti savo. Ką reiktų žinoti, dirbant su agentūra. Gerai, tai pirmas pavyzdys – Airbnb. Jų kampanija Live There, skirta Indijos rinkai. Atrodo, paprastas sumanymas, pakvietė žmonės dalintis savo kelionių akimirkomis, naudojant žymę #LiveThere. Kas čia, kaip manai, buvo tas kabliukas? Čia labai gerai suveikia tas vadinamasis UGC, User Generated Content. Kitaip tariant, vartotojų kuriamas turinys. Aha. Vietoj to, kad patys kurtų viską nuo nulio, iš jie tiesiog paskatino, įgalino pačius žmonės dalintis. Ir tai, ne tik, kad autentiškumo pridėjo, bet ir tą bendruomenės jausmą sustiprino. Supratau. O verslui praktinis patarimas čia būtų: kalbėkite su savo agentūra, kaip galima būtų panaudoti jūsų klientų kuriamą turinį, nes tai gali būti ne tik paveikiau, bet, tiesą sakant, ir pigiau. Resursų prasme. Įdomus kampas. O dabar, visiškai kas kita. Fearless Girl, ta bebaimė mergaitė, statula Wall Street'e. Ja pastatė State Street Global Advisors. Viena nedidelė statulėlė, bet, atgarsis milžiniškas. Gana drąsus žingsnis, bet ar visada tokia, aštri socialinė pozicija pasiteisina? Kas čia buvo? Čia, tiesą sakant, tobulas pavyzdys, kaip reklama peržengia savo ribas, tampa socialiniu komentaru. Ir generuoja neįtikėtiną kiekį viešumo nemokamai. Ji tapo, moterų lyderystės simboliu, sukėlė diskusijas visame pasaulyje. Bet čia ir yra tas kabliukas, kaip sakai. Taip. Tokie žingsniai turi milžinišką potencialą, bet ir riziką. Didžiulę. Sėkmė priklauso nuo to, ar tas veiksmas dera su įmonės vertybėmis, ar pati įmonė yra pasiruošusi tai diskusijai, kuri tikrai išeis už produkto ribų. Tai ką patartum verslui? Patarimas būtų toks. Jei svarstote apie kampaniją su stipria socialinė žinutė, o tai gali būti labai galinga, su agentūra aptarkite ne tik tą potencialią naudą, bet ir visas įmanomas rizikas. Ir turėkite planą, kaip reaguosite. Labai atvirai reikia kalbėtis. Aišku. Nuo tokio drausaus pareiškimo prie globalaus judesio WF Earth Hour, Žemės valanda, dabar jį vadinasi Biggest Hour for Earth. Vienos valandos gestas, bet jungia, visą pasaulį. Šitos kampanijos stiprybė jos paprastume ir universalume. Taip. Labai aiškus kvietimas veikti išjunk šviesą valandai. Simboliška, bet kartu ir labai konkretaus veiksmo reikalauja. Ir tai tapo tokiu, kovos su klimato kaita simboliu. Įrodo, kaip paprastas veiksmas gali suvienyti milijonus. Ir tas simbolizmas čia labai svarbus, ne? Būtent. Tai klausimas verslui pamastymui. Kaip jūsų prekės ženklas galėtų panaudoti simbolius arba paprastus kvietimus veikti, kurie turėtų didesnę prasmę žmonėms? Verta apie tai pagalvoti kartu su agentūra. Gerai, grįžkime į Lietuvą. Kampanija su šūkiu: neskaldyk malkų, užsakyk šilumos siurblę. Labai, žemiško, konkretu, aiški auditorija, namų savininkai. Bet man įdomiausia dalis, jie testavo skirtingų spalvų reklaminius skydelius. Ar tokios, atrodytų smulkmenos, kaip spalva, tikrai daro tokį skirtumą? O taip. Ir dar kaip. Šitas pavyzdys, yra tiesiog tobulas iliustruoti kelis dalykus. Pirma, kaip svarbu suprasti auditorijos skausmą, tą malkų skaldymą vargą. Ir antra, kaip svarbu, nuolat optimizuoti. Tas AB testavimas, tai metodas, kai lygini kelis variantus, pavyzdžiui, skirtingas spalvas ar tekstus. Taip. Jis parodė, kad tinkama spalva gali net 13 kartų atpiginti vienos užklausos kainą. 13 kartų. Vau! Va čia yra kritiškai svarbus patarimas verslo savininkams. Iš savo reklamos agentūros reikalaukite ne tik, gražių idėjų, reikalaukite nuolatinio testavimo, optimizavimo ir svarbiausia pamatuojamo rezultato. Kartais verslas galvoja, kad taupo agentūros laiką, neleisdamas testuoti, bet iš tikrųjų tas testavimas gali sutaupyti jų pačių pinigus. Daug pinigų. Tai apibendrinant, ką mums visi šie pavyzdžiai sako?
Atrodo, kad sėkminga reklama šiandien yra kur kas daugiau nei tik kūrybiškumas, tiesa? Tikrai taip, tai ir gili strategija, ir auditorijos supratimas iki kaulų smegenų. Ir tas emocinis ryšys, kartais drąsa paliesti opes temas, o kartais tiesiog kruopus darbas optimizuojant detalės, kaip tos spalvos. Iš esmės, autentiškumas, simboliai, bendruomenės įtraukimas, aiškus kvietimas veikti ir dar kartą pasikartosiu, nes tai super svarbu, dirbant su agentūromis, nuolatinis testavimas ir rezultatų matavimas. Va čia tie pamatiniai dalykai. Ir jų reikėtų tikėtis iš savo partnerių, iš agentūros. Būtinai. Ir nebijoti klausti, kaip tai bus daroma ir kaip matuosime sėkmę. Gerai. Ir tuomet pabaigai, toks klausimas pamąstymui visiems klausantiems, kaip mažesni verslai, kurie galbūt neturi tokių didelių biudžetų kaip WWF ar State Street, galėtų pritaikyti šių didžiųjų kampanijų principus. Ta simbolizmą, bendruomenės telkimą, stiprią aiškę žinutę, kaip visą tai panaudoti savo kasdienėje komunikacijoje, kad būtų pasiekto apčiuopiamo rezultatų.